Labas rytas, kągi atsikėliau, trečia diena Ispanijoje. Mėgau įdomiai, kadangi grįžus vakare radau 5 tarakonus namuose, atsikėlus ryte dar 2, tai tikrai įdomi naktis. Jo, dabar keliausiu į Gibraltarą, realiai einu iki Pirdos ir iškart gazuoju. Pasimatysim Gibraltare. Kągi, atvykau į užkandinę Young's, turi labai platų asortimentą. Šiandieną valgysiu amerikietiškus pusryčius su šone, kiaušiniu ir blynelį su klevų sirupu. Šiaip nuostabus vaizdas, dar pasiėmiau apelsinų sulčių ir kapučiną. Na kągi, pavalgiau, lėkštė tuščia. Šiaip tikrai buvo skanu, vertinčiau 8,7 iš 10. Tikrai kažkas naujo, niekad nesu ragavęs tokių pusryčių. Tai šiaip visai skaniai. Rekomenduoju. Atvykau į Gibraltarą, dabar esu ant pakilimo tako. Tikrai įspūdingai atrodo, ką tik pakilo lėktuvas. Šitas oro uostas realiai veikia tik Didžiajai Britanijai, tai kadangi yra čia kažkada buvusi Didžiosios Britanijos kolonija, tai atskrenda lėktuvai tik iš Didžiosios Britanijos ir įskrenda į Didžiąją Britaniją. Realiai kiti maršrutai nelabai vyksta. Tiesiog wow. Ir už manęs yra žymusis Gibraltaras. Atvykau Gibraltaro paplūdimį. Wow. Pasakiški vaizdai, pasakiška jūra. Nekantrauju. Pasirengiau ir neriu. Kaip kietai eina, savo negaliu patikėti. Žiauriai kietai. Žiauriai kietai. Šitas video skirtas, kad jūs keliautumėt, kad susimotyvuotumėt, kad pamatytumėt pasaulį.
Wow. Jis toks didelis ir net. Tikrai, eikit jį ir pažinti. Eina savo. Kaip kietai. Labai nerealūs vaizdai. Wow. Tai va, dabar keliausiu į viršūnę, pasižiūrėsiu į beždžionės, tikiuosi sutikti, pasižiūrėti kaip gyvena, ar viskas tvarkoja. Ir jo, tikiuosi nieko neatims. Tai va, esu beveik įkopęs į Gibraltaro tą patį kalną. Norint į jį patekti, reikia susimokėti 30 svarų ir gauni tokį lanksniuką, kur parašyta, kas įeina į tą bilietą. Tikrai labai kietai. Nuostabus vaizdai. Ir truputį vėliau papasakosiu prie kiekvieno objekto. Tai va, keliauju toliau. Į vieną pusę kalnas, į kitą vandenyną. Wow, labai įspūdinga. Čia Vinzono tiltas vadinamas. Labiau galbūt pavadinčiau, atitikmuo geras būtų beždžionių tiltas. Visai kaip šventoji. Irgi panašiai juda. Visai kieta. Matyt tą pakilimo taką. Iš apačios atrodo ilgas, iš viršaus ganėtinai trumpas. Tikrai manau, pilotam nėra labai lengva nusileisti. Turėtų būti ganėtinai pavojinga, kadangi ir ten, ir kitoj pusėje galite matyti, kad yra vanduo. Tai manau, jog sudaro tikrai sunkumų. Čia atėjau į Antrą pasaulinio karo tunelius. Galite čia matyti pirmąją patranką, kuri veda tiesiai į oro uostą, pakilimo taką. Labai kietai ir viskas įdomiai. Reikia saugot galvą, kadangi žemi tuneliai mažesnio ūgio atstovams neturėtų grėsti. Tai.
Keliauju į Skywalk, kur viskas turėtų būti stiklinis toks pagrindas. Labai įspūdinga pamatyti beždžiones. Wow. Natūralioj gamtoj, ne zoologijos sode, tikrai kažkas įspūdingo. Su draugu atvarėm į Ispaniją. Draugelis nekalbų šiandieną. Kadangi taip karšta, nusprendė apsipraust. Ten dar keli draugeliai. Pulsas 163. Geras workoutas čia. Wow. Saulė kaitina. Jau vandenį realiai visą išgėriau. Na, nebedaug liko iki viršūnės. Užlipęs ant pačio Gibraltaro. Realiai ten truputį dar galima aukščiau užkilti, bet labai minimaliai. Jeigu kada nors būsit Ispanijoje, būtinai rekomenduoju atvykit į Gibraltarą, pamatysit patys, nes vaizdais, žinokit, nepersiteikia.
Na kągi, baigiau savo kelionę Gibraltare, užtrukau nei daug nei mažai, apie 7 valandas. Dabar keliauju link motorolerio jau į Ispaniją, pasiimsiu motorolerį ir keliausiu atgal į Marbelą. Susitiksim ten. Na kągi, grįžau iš Gibraltaro į Marbelą, persirengiau. Dabar eisiu pavalgyti ir jo, praleisiu taip vakarą, pavakarosiu. Ačiū Jums, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame epizode. Čiau!